Su jumis žaidimų balsas. Labas vakaras, bičiuliai, čia žaidimų balsas per Power Hit Radio. Sigitas Dominikas Redgras studijoj. Pasisveikinkite. Sveiki gyvi. Labas vakaras. Pirmą kartą ne mes vėluojame, Edgaras. Nevėlavau nieko, aš tik noriu atpainioti savo ausinės. Palauk truputėlį. Mūsų jau džinglų einant, tada jis ausinėse, kur sėdėjo, tai priduodu. Būdam ramiai, visi dabar prašau. Labas vakaras, draugai, kaip gyvenat? Nuostabiai. Įdomiai. Ši savaitė labai įdomi. Tai Ši savaitė yra labai gera, nes... Atšilorai. Va, pavasaris rytoj labai geri ir tarp kitko bus. Bet vienas iš svarbesnių dalykų, tai šiandien žaidimų balso laidoje mes nedarysim suktojo Sigito žaidimų. Ir tam yra viena priežastis, kad žaidimų naujienų yra tiek daug. Ir jų yra labai daug svarbių naujienų. Mes per pirmą išėjimą neturim labai daug laiko, bet mes galim bent jau pradėti kažkiek šnekėti apie Google Stadia. Arba Stadia. Aš ir galvojau. Man patinka sakyti Stadia. Ja. Visų pirma, tai nuo ko pradėti, kai pasakoju apie Google Stadia, kad tai yra kažkas tokio crazy gamingo pasaulyje, kurio dar niekas prieš tai nebuvo kaip ir padaręs. Buvo. Bet Google žada tai padaryti iki tokio levelio, kur tau nereikės greito interneto. Tai, taip sakant, streaminimo platforma, kuri tau transliuoja žaidimus tiesiogiai į naršyklę ir tu galėsi jo žaisti tiesiogiai, neturėdamas gero kompiuterio, bet tau, kadangi streamina vaizdą ir tu jį valdai. Tai kaip Google sugalvojo, tiesiog nereikia konsolės, tiesiog užtenka streaming sistemos, visi skaičiavim, viskas žaidimai veiks jų serveriuose. Ir įdomu tai, kad serverių, sakė gale, prilygsta PlayStation Pro ir Xbox One X sudėjus ir dar truputį lieka. 10,7 teraflopų. Bet, įskamba viskas gerai, ypač tos video, kai jie rodė, kai per YouTube žiūrėt ant tą trailerį žaidimo, spaudė play tiesiog ir tau 5 sekundžių, man atrodo, reikia, kad tu pradėtum iškart žaisti žaidimą. Iš esmės, PlayStation Now lygiai tą patį siūlo, praktiškai paspaudė play ir iškart vėl gali žaisti, turiu meni ne YouTube ir panašiai, bet pačioje programai ir panašiai, visas paleidimas labai greitai vyksta, tikrai nėra ten kažkokių kraujimusi langų ilgų ir panašiai. Tai Google'as, manau, išlošė su tuo, kad jie, kaip ir sako, vos ne, yra internetas jie. Taip. Jie visur šalia mūsų, jų duomenų centrai šalia mūsų, nereikia ten kažkur persintinėti ir panašiai, jie tikrai arti kiekvieno žmogaus, man atrodo, tai ir tos spartos gal nereiks tokios baisiai galingos ir net nežinau, kad gal ir veiks, bet aš skeptiškai kol kas dar žiūriu, kol nepamėginau. Labai gražiai atrodo visas tas jų perėjimas, kai tu gali tiesiog su vienu paspaudimu eiti prie telefonų, su telefonu žaisti, per kompą ir taip toliau. Iš esmės, jums nebereikia jokio stipraus kompo, jūs galite tiesiog streaminti tiesiai į savo prietaisą. Į telefoną, planšetę, televizorių net. Taip, būtent. Svarbu, kad turi Androidą arba Chromą. Taip. Ir nesvarbu kur. Taip. O jesu. Vartotojai. Aš esu gan tikras, kad šiaip ir jie turės galimybę tą daryti. Bus turbūt programėlės. Kaina. Nemanau. Nemanai? Nemanau, nes to prasme Google'as Chromas yra ant iOS. Nu taip, galėsi siūsti. Tai aš manau... Taip, per jį ir galėsi žaisti. Bet Google'as ir yra Androidas, tai kaip jisai leis iOS-ui? Jis leidžia savo programas ir dalykus ant... Tiek svarbu naršyklė, tiek ir operacinė. Google diskas irgi yra ant iOS. Tai aš manau, kad Stadia visur bus prieinama, nes jie kaip tik norės, kad visi turėtų galimybę tai nusipirkti tą žaisti. Bet man tik tai vis tiek vienas toksai kyla, šiaip net ne vienas klausimas kyla labai daug. Tai daugiau klausimų negu atsakymų. Jie pasakė, kad tai išeina šiais metais ir mes šią vasarą dar gausim daugiau visokios informacijos. Bet kokie žaidimai bus? Jie parodė, kad Assassin's Creed galima bus žaisti, ar tai reiškia, kad visi Ubisoft tikrai dar bus. Bet gerai, ar tai yra visi žaidimai, kurie nėra PlayStation ir Xbox ekskliuzyvai? Ar tai yra tiesiog kažkokia tai maža dalis jų? Plus kiek tai kainuos? Nes, pripažinkim, kad tai kaina labai daug dalykų remiasi. Pripažinkim, kad ekskliuzyvų neturėtų būti. Nes Sony, Microsoftas turi savo paslaugas, kurios greitai pristatys arba jau turi, tai jiems leisti Google'ui to naudoti yra tiesiog nelogiška. Tai iš karto ekskliuzyvus išbraukim iš to. Manau, tikrai. Okay. Bet gali būti, nes visgi atsimenu, pabaigoje konferencijoje pasakė tie, kas ją vedė, kad mes turime susisiekite su mums, jeigu norit būti mūsų partneriai, jeigu norite ten tą developint kažką mums ir panašiai. Tai aš manau, kad jie gali prisikviesti visgi kažkokių gal netgi didesnių kūrėjų, kurie išnaudos tą super didelę galę. Ta patį sako Microsoftas, kai jie sako, mes prisikviesim dabar developerių, mums padarys labai daug gerų ekskliuzyvų. Aha! Tai dar daro. Žinot, kaip padarom? Hebra, visi, kurie klausot,
aš jums duodu dabar tokį klausimą. Kaip jūs galvojat, kiek jūs daugiausiai mokėtumėt pinigų, tarkim, į mėnesį pasiemam už tokią paslaugą, kad jūs galėtumėt visus iš esmės... Už buvimą stadijoje. Jo, už buvimą stadijoje. Už Google Stadia programą, kur galėsite žaisti visus žaidimus, nereikės nieko pirkti, nesvarbu, kokio stiprumo jūsų kompas, tiesiog galėsite streaminti, tai yra transliuoti savo žaidimus ir juos žaisti labai patogiai ir lygiai taip pat kaip ir per konsolės ar per žaidimus. Kiek į mėnesį pinigų jūs leistumėt savo išleisti? Galite parašyti mums tiesiai į Powerhit Radio Facebooką, o mes po trumpos muzikinės pertraukos apie tai pašnekėsim, pažiūrėsim, kiek mes ištaškysim pinigėlių už tai. Su jumis žaidimų balsas. It's time to kick ass and chew bubble gum, and I'm all out of gum. Čia žaidimų balsas per Powerhit Radio, grįžtam su žaidimų naujienom, toliau tęsiam kalbas apie Google Stadia, mes pasilikom prie to klausimo, kiek mes mokėtume už to tokią streaminimo ir gyvo transliavimo žaidimų paslaugą, tai klausiau jūsų, Robertas rašo, jeigu būčiau populiarus streameris, tikrai nepagalėčiau kokių 60 eurų į mėnesį. Kiek iš esmės kainuoja žaidimas naujas? Na, čia iš tos serijos, jeigu būčiau milijonierius, aš irgi nepagalėčiau. Daugiau, tarkim, jums duot po milijoną. Tai why not tiesiog. Arnas parašė tokį visai įdomią žinutę, jisai sako, manau, leisčiau savo išleisti apie 30 eurų per mėnesį, bet čia tik tai tuo atveju, jeigu gaučiau prieigą prie pilnų žaidimų. Turiu omeny, jeigu, tarkim, AC Odyssey būtų Gold Editionas, tai tokį leidinį ir norėčiau žaisti, o ne standartinį. Šiaip good point. Jo, kad jie jau duotų viską iš karto. Nereikėtų už DLC mokėti ar dar kažkokius papildomus dalykus. Jau gauni pilnai viską. Bet jeigu iš tiesų bus bibliotekos nuoma, tai tada jie turėtų turbūt taip ir daryti, nes kaip tu kitaip tą DLC nusipirksi ant tos stadijos. Taip, būtent. Tai tu sumokai 30 eurų ir tu gauni visą package tipo žaidimo. Bet 30 eurų man, aš nežinau. Jeigu naujausi žaidimai išeina. Jeigu išeitų kiekvienas naujausias žaidimas, pavyzdžiui, Ubisofto ir tipo dar su EA, dar kažką, ar tau 30 eurų tiktų? Bet aš neišleidžiu 30 eurų kiekvieną mėnesį žaidimams. Bet galėtum ir gautum visus. Galėtum išleisti. Galėčiau. Kokia yra jūsų kaina? Kiek jūs išleistumėt? Aš manau, kad ten bus ne viena kaina. Manau, kad jeigu bus, pavyzdžiui, Full HD ir 60 FPS ir panašiai, tai koks 10 eurų leisčiau. Jeigu 4K 60 FPS, tai manau 20. Sigitas taupo savo biudžetą? Čia kiek žmona leidė, tie. Šiaip žinok, bet aš sutikčiau su tavim, aš irgi manau, kad 20 būtų jau man stogas. Tikrai taip. Nes daugiau Nes aš pagalvoju, per metus 240 eurų išleidai vien ant to, kad tu metų galėtų nieko neturi. Tu esi viską sužaidęs. Tu turi viską realiai. Taip, tuo metu kol moki. Bet tu baigi mokėti, neturi nei konsolės, nei žaidimo, nieko. Taip. Įspūdžius. Šiaip aš gan įsivaizduoju, kad turėtų būti ir toks dalykas, kad užsisakai metams ir būna tada žymiai pigiau. Taip, būtų žiūri gerai. Kiek, tarkim, tu mokėtum? Metams. Labai priklauso iš tiesų, kokie žaidimai būtų. Jeigu išeitų vis nauji ir būtų normalus žaidimų pasirinkimas iš visų AAA ir to pačiu indie. Jeigu tai nebūtų to lygio, kur... Apie 30 eurų. Kažkur tam tarpe. Ir tipo man dar tiktų. Bet neturi būti ant tų 2 metų senumo. Čia vėl pridėjom metų senumo. Nauji žaidimai. Jeigu grinai starto dieną... Taip, iš karto atsiranda. Neskaitant ekskliuzyvo vėl. Man Dominikas sakė, žiūri E3, rodo trailerį ir tu iškart gali žaisti. Spaudi play ir bam! Ta prasme, kad ir ta demo, ta prasme. Nes gaila. Jie galėtų taip daryti, nes ta prasme, niekas negalės nupiratuoti to žaidimo, niekas negalės ten jo kažkaip tai kažką išmastyti iš jo, pavogti ar panašiai. Šiaip tai gali būti amazing, bet aš irgi, kaip ir sakytas, dar kol kas netikiu. Man atrodo, vien tik tai dėl interneto greičio, nes man atrodo, reikia maksimum 500 bent jau megabaitų per sekundę, kad tu galėtum 4K FPS žaisti ir tau streamintų tokia kokybė. Ir tikrai būtų tas tikras 4K, be input lago ir be visų kitokių nesąmonių. Google'as turi daug auksarankį, man atrodo, kažkas ten įmanoma padaryti, kažką, ko mes nesuprantam, kad grinai gerai veiktų. Bet čia Dominikas labai gerą tokią mintį davė, kad jeigu rimtai, pavyzdžiui, išleidai žaidimą vien ant Google stadijos, tu iš esmės tikrai nebus niekada nupiratautas. Taip, būtent. Nes tu to žaidimo neturi, tu jo failų neturi. Taip. Čia easy choice. Gerai, bet mums reikia jau važiuoti toliau. Yra daugiau stadijų. Taip. Heavy Rain, Beyond Two Souls, Detroit Become Human bus išleisti asmeniniams kompiuteriams. Ši irgi yra big win kompiuterinio žaidimų pasauliu. Visi, kas su asmeniniais kompais žaidžiat, nes tikrai geri buvo ekskliuzyvai ir labai geri ekskliuzyvai. Ir Quantic Dream atsijungė nuo Sonio ir su savo visais žaidimus išėjo ir sako, norim visiems kurti. Dabar tą ir parodo, kad visiems ir išleis šiais metais dar šitos žaidimus. Man tai truputėlį keista, kad jie taip lengvai atsijungė ir pasiėmė tų savo senesnius žaidimus.
Tipo, jie tai čia mes su savim pasiemam Tai Sony. jiem priklauso, jie Nes sukūrė. jie niekada, manos, nebuvo owninti Sony. Niekada jų Tiesiog jų žaidimus leisdavo. Jo, jie tiesiog turėjo, taip sakant, dealą. Nusėmė tą pavadėlį ir tiesiog numetė. Bet žinai, kaip visada būna prie gerų nuėjo, bet Vis tiek turi ekskliuzyvinį dalyką. Taip, Epic Games Store ekskliuzyvas 1 metams. Aš vis dar nesuprantu, dėl ko tiek daug žmonių pasaulyje verkia dėl Epic Games Store. Kas jums yra? Toliau keliauja. Kas jums yra? Žiūrėk, Edgarai. Remedy Controlas, kuris išeina šią vasarą. Ekskliuzyvas. Outer Worlds. Ekskliuzyvas, kuris bus iš esmės Fallouto šlapės sapnas. Ir visą tai metams ekskliuzyvas. Metro ekskliuzyvas. Ką padarė Epicai? Aš visada nesakiau. Epic Games Store ekskliuzyvai? Taip. Tai o tai kas? Palauk, duok man pasakyt vėl. Iš esmės, ką padarė Epicai, aš visada sakiau, nėra skirtumų, ko yra ikona leisti panašiai, bet jie atnešė ekskliuzyvus į PC pasaulį. Nu, prasme, viskas būtų labai gražu. Žiūrėk, viskas būtų labai gražu. Ir jie iš pradžių pradėjo, kai jie anonsavo visą storą, kad ta prasme ir daugiau pinigų gauna kūrėjai. Viskas yra labai gražu, kai jie suteikia daugiau galimybių. Bet kai jie pradeda riboti, ypač kai pavyzdžiui žaidimai pradžioj buvo parašydavo po trailerio, žinai, Xbox One, PlayStation 4 ir Steam. Ir dabar jis nebebus ant Steam'o, nors ir buvo žadėta. Ir jis bus tik tai ant tos platformos, ant tos, kur nesenai gavo search barą. Žiūrėkit, draugai. Steamas yra nemokama programa. Taip. Epic Games Store yra nemokama programa. Taip. Tai koks jums skirtumas, iš kokios programos siūstis žaidimą? Tai vis tiek yra ant asmeninio kompiuterio, ant kurio veikia Microsoftai ir Windowsai. Koks yra skirtumas? Bet jie uždraudė pasirinkimą, per kokį lančerį. Vėl, aš noriu žaisti su draugais, pavyzdžiui, ir aš turiu daugiau draugų, sakykime, ant Steam'o. Tavo draugai gali atsisiųsti Epic Games programą. O jeigu jie nenori? Nu, tai jie durniai. Tai jie durniai ir jie turėtų būti tavo draugai. Aš žaidžiu Epic Games ir noriu parašyti draugui, tiesiog gal noriu kažkur išeiti vakare, kuris yra Steam'e vėl. Taip. Ir, didžioji bazė ten. Ir vėl, aš, pavyzdžiui, galiu pasirinkti, kai turi pasirinkimą, ant kurio žais. Pavyzdžiui, Steam'as jis neturi tų ekskliuzyvų. Jis tik turi tavo Valve, kas yra logiška, jų pačių, Epicai tegul turiu savo Fortnite'us. Tai, bet visa kita Steam'ai leidžia visur. Ta prasme, tiesiog siūlo geresnės sąlygas. Tai nėra tokia didžiulė problema, bet žiūrėk, man irgi, man nusispjaut, aš galiu ir pasiųsti Epic Games Store, bet aš suprantu, kad negalima šiaip labai negražu iš Epic Games Store pusės kažką kontroliuoti. Jie labai gerai būtų padarę su Metro Exodus, kaip jie padarė $10 pigiau. Ir viskas būtų labai gražu, bet jie padarė taip, kad viskas dabar yra tik ant jų storo. Būtent 100% pritariu, galėjo bandyti privilioti, o ne tiesiog uždrausti. Jo, ta prasme, pigiau būtų ir tada žmonės, bet būtų ir ant Steam'o, tai žmonės, kurie tiesiog nori, aš noriu turėti savo Steam library didžiausią ir tipo, tai jie turėtų parsiųsti ant Steam'o ir jiems būtų gerai €10 brangiau, o tie, kas norėtų sutaupyti, ir pradėtų naudoti Epic Games Store. Man atrodo, aš žinau solutioną visam šitam reikalui. Visi šitie žmonės, kurie sako, kad jiems nepatinka ta Epic Games situacija, jie yra tiesiog išpindėję. Jūs esate išpindėję kompiuterinių, kurie žaidžia su asmeniniais kompais, jūs esate išpindėję iki tokio lygio. Man dabar priminė tą močiutę, kuris sėdė ant suoliuko. O jaunimas šiais laikais. Aš noriu, kad jūs išgirstumėt save. Jūs negalit atsisiųsti kitos programos. Galiu, aš naudoju ją. Tai būtent tu naudoji ir jums visiškai nėra sunku. Aš kiek mačiau Epic Games, net gražiau atrodo programa negu Steam'o. Bet jie funkcionalumu tai toli gražu. Bet tai horizonte net nesimato. Bet tai koks skirtumas, tiesiog kitą programą atsisiunti. Savo draugui nori parašyti. Girdėjai apie Messengerį? Nuostabi programa. Gali netgi paskambinti ir su video call'u padaryti. Bet pavyzdžiui, žiūrėk, žmonės mėgsta be tipo apsaugos įvairiausio žaisti. Pavyzdžiui, kai kurie iš tų žaidimų būtų GOG parduotuvėje buvę. Kokie parduotuvai? GOG. Kurie nenaudoja jokio prieš piratavimą su apsaugų. Tipo, jinai yra labai patogi. Ir pavyzdžiui, Epic Games Store to neturi. Neturi labai daug ko. Neturi, ta prasme, sakau, search barą nesenai gavo. Dviejų lygių apsaugos neturi. Ta prasme, yra daug trūkumų. Jeigu jie geriau neduotų krūvą pinigų kūrėjams už tai, kad būtų exclusive, o visus tos pinigus duotų tipo kūrimui ir tobulinimui savo storo, kad greičiau viskas taptų tipo panašiai kaip Steam'e ir taptų tiesiog geresnė platforma. Tai tada būtų geresnė situacija. Dėl saugumo aš sutinku, bet aš manau, kad jie tiesiog updatins šitą reikalą ir visai greitai tai taps po tokių dalykų, kuris normaliai veiks. Turim kitų naujienų, spėjau. Jo, mes šiek tiek turim kitų naujienų, mes tik tai prie antros naujienų šiuo metu esame jau beveik truputėlį baiginėjasi mano antras šeimas, bet... Važiuojam.
važiuojam, O tai pradėsime apie Battle Royale. 30 sekundžių taisyklė. Ne, šiandien nėra. Labai gerai. Stranger Things 3 The Game bus išleistas kartu su serialo 3 sezonu, Liepos 4 dieną. Tai amerikiečiams, ačiū, smagu, ten nepriklausomybės diena, Liepos 4, kad tu šiaip žaidimas pateiks daug tokių dalykų, ko nebuvo seriale, tai tokių paslapčių atskleis. Čia kaip Telltale žaidimas bus ar kažkas kitokio? Žymiai kitaip atrodys, jis atrodys kaip 90 kažkilintų žaidimas. Ok. Iš viršaus ten kaip antras Diablo. Tai ne okei, tai ne okei. Man tai patinka šitą idėją, nes man atrodo, kad tai buvo tokiam kaip Stranger Things. Jo, jų ta tematika laikmetis. Iš dalies. Nu taip, jeigu tai bus 2D pikseliais, bet jeigu bus iš viršaus kaip kokie pirmieji GTA, tai aš tai įsivaizduoju. Aš galvoju kaip Diablo, man tai visai patiktų toks. Jis iš viršaus ir toks... O tu žaidži Diablo? Kokia antra? Aš žinau, aš jį žaidžiu, bet man nepatinka tokio tipo žaidimo, tai aš tai nežaidžiu. Man nepatinka, bet man labai patiko Diablo 2 tiesiog tas valdymas, nes jis atrodo, tu gali bet kur vaikščioti. Tu prasme, tai yra, tu jauties kaip žaisdamas open world kokį žaidimą, tiesiog iš viršaus. Ir toliau. Ačiū. Xbox vadovas Philas Spenceris atsakė į Google anonsą. Jie kietai pasirodė GDC parodoje, mes kietai pavarysime E3. Tai jie pasakė čia savo xCloud, Xgaming pagaliau paleis, kas irgi yra streaming transliacijos žaidimų. Ir manau, žiūriu, kad nusiteikia į rimtai, tai gal bus konkurencija vėl čia. Tai čia vėl, sakau, ekskliuzyvų dėl to ir nebus. Nes būtent konkurencinės... paslaugos gaunasi šitą vietą. Microsoftas gal ir galėtų suteikti, tipo, nes jie vis tiek dabar jau daro viską ir NPC. Nu, jie draugiški, bet ne tiek. Nekvailai draugiški, manau. Ana, nes, pavyzdžiui, Minecraftas ir, nors, gal ne. Žinau, kaip tik atrodė, kad Xbox'as dabar jau tampa tokie draugiški, kad ne va su visais draugaujam. Jiems geras presas visai. Nežinau. Jisai dabar atrodo kaip good guys visi. Nes Epic Games, PlayStation'as ir šiaip visos normalios bendrovės fainus, jie dabar atrodo kaip bad guys. Tai yra mūsų pusė visa, supranta? Yra tokį geroji tą. Tai va. Man atrodo, mes einam truputėlį pasiklausyti muzikos, po jos grįšim su daugiau žaidimų naujienų, turim dar labai daug, nežinau, kaip spėsim. Labai greitai. Labai greitai, jo, bandysim greit. Su jumis žaidimų balsas. Okay. Aš jau truputėlį jaučiuosi pavargęs, nes mes viską... Net nespėliokim, ką darė. Mes intensyviai diskutuojame. Jo, mes vis dar negalim nuspręsti, ar Epic Games Store'as yra antiek blogai. Aš sakau, kad ne, aš sakau, kad tai yra didžiausia nesąmonė, šitie du žmonės su manim nesutinka. Vienai per kitaip, kai pamatysite šitą video, šiaip komentaruose galite parašyti, ką jūs galvojat. Ar jums Epic Games vis dėlto yra taip blogai, kaip jis įrašo? Dievo, mano, ten Epic Games. Žmonės per nelik, tipo, kai kurie. Išpindėję. Gerai, paliekam šitą temą, man atrodo, kokiam vakarui. Palikim. Eikim prie kitų dalykų, nes CD Projekt Red sekantis žaidimas, matyt, bus The Witcher serijos dalis. O taip. Kas yra labai gerai. Jie iš esmės pasakė, kad mes norim kol kas turėti tik 2 didelės serijas, iš esmės Witcheris ir Cyberpunkas. Tai logiškai sakė, kad išleisim antrą žaidimą iki 2021-ųjų. Tai kaip ir logika ryšasi, kad tai bus Witcherio visato žaidimas. Kad Cyberpunkas nebus išleistas 2050. Ne. Kaip gaila. Iki 21 turėtų būti tikrai išleistas. Okay, super. Aš šiaip turėjau tokį personal klausimą. Witcherį trečią dalį dabar verta dar žaisti ar ne? Tikrai. Jeigu nesižaidęs. Tikrai. Neatrodys jinai tokia truputėlį, ne? Visiškai ne. Tikrai verta. Nes tu platinam vietoj, man atrodo. Bet jeigu mėgsti istoriją žaidimo. Nes ten, pažiūrėjau, kaip vienas draugas sakė, ateini paprašyti žmogaus vandens ir ten išklausai jos šeimos istoriją, visą ten kokį 20 lapų. Smagiai, bet tai yra fainai. Bet gerai pateikta. Tai toks kaip Skyrimas, bet netgi dar detalesnis iš dalies, tipo kaip RPG. Jis labai geras iki šiol. Ir jeigu aš nepamenu, ar čia buvo gandas, bet ant Nintendo Switch liktais išeis? Gandas pusiau kalbėjau. Aš irgi kažkur girdėjau tokį dalyką, kad... Taip, ne vis laido kalbėjau. Tai jeigu Nintendo Switch, jeigu dar kas nežaidė Nintendo Switch, tai labai gera, labai faina. Bus prikelta legendinė Project IGI serija, naujas žaidimas 2021 metais. Tai 2000 metų žaidimas. Aš nežinau, jūs, Dominikas, gal nebuvo gimęs? Negirdėjau nieko. Auč. Rimtai tai nebuvo įgimęs, man rodos, gal metai buvo įgimęs. Nesvarau. Palauk, bet tu rimtai, tu ne 2000? Aš 99. Va, visas vyras jau. Tai va, atsimenu 2000-uosius. Buvo įdomus žaidimas, po 3 metų šėjo tęsinys. Toks hardcore'inis žaidimas, kur viena klaida iš esmės iš naujo pradedi lygį. Okay. Ir atsimenu, su draugais žaisdavom įtraukiantis toks įdomus. Apie šnipus kažkas toks rimtas Metal Gear Solid'as kažkoks.
Bet man atrodo, tęsinys bus įdomus vien tuo, kad kūrėjai prašo fanų duoti idėjų, ką padaryti šiame tęsinėje. Iš esmės, patys žmonės susikurs savo žaidimą. Faina. Visą laiką, kai daro fanai, yra faina, man atrodo. Jie prisako daug nesąmonių ir iš tų nesąmonių reikia išrinkti geras idėjas ir po to jas sudėti. Tai yra visai neblogai. Epic Games. Gerai. Anthem yra antras pagal pardavimus BioWare žaidimas. Fanai peikia žaidimą, bet perka. Todėl EA yra laimingi tokia situacija. Aš tai manau, kad čia yra, žinot, kas yra? Antroji vietoje net šiais metais geriausiai parduodamas žaidimas yra Anthem. Fake, disgusting news. Aš žinok, esu beveik pilnai įsitikinęs, kad ten rimtai jie meluoja. Kad čia yra melagingas statistika, jie paleido kažkokį spaudos pranešimą, kuris yra melagingas. Ar taip negali būti? Nupirko. Jeigu visiems moka, tai kodėl? Jie mėgsta šiaip biškį, taip, maniai. Bet pavyzdžiui, Anthemo Redditas ir jie nesenai turėjo, nes buvo kažkoks bugas, kuris padarė, kad lootas tapo normalus. Ta prasme, tu gauni rare itemus ne 0,0001% dažnumu, o normaliu ten kažkaip 0,01. Ir tada jie vėl tai pataisė į seną, labai retą, tipo, gero looto gavimą. Ir tada per Redditą, tipo, visi, ne šiaip didelė bendruomenė iš tiesų sakė viskas, streikuojam. Bet, tipo, jiems net nepavyko to streiko padaryti ir nežaisti žaidimo, nes tiesiog per daug žmonių realiai žaidžia. Tai gal tiesiog visiems atrodė, kad kai jie nusipirko, jie atrodė, kad jis yra toks geras ir kokybiškas, bet... Gerai išreklamuotas. Nu, va, jo, geras marškinimas. Aš nesuprantu, kodėl negali leisti ten skraidyti nevaržomai, nes iš esmės tu skrendi ir perkaista tavo variklį. Ir pastoviai turėtų užšinti. Labai tai erzina. Aš kažkur girdėjau, dėl ko jie tai padarė, bet dabar neatsimenu, nes tai yra vis tiek neįdomus žaidimas. Būtent, aš irgi gal mačiau antraštę, bet neskaičiau, nes neįdomu. Man šiaip atrodo labai tuščias pasaulis jame kažkaip. Kiek aš mačiau. Mums nepatinka Anthemas. Nvidia naująją Ray Tracing technologiją įjungs ir GTX vaizdo kortoms. Ir čia tas įvyko po to, kai tą technologiją išleido ant AMD. Okay. Kokia staigmena ir kodėl taip nutiko? Aš net nenoriu vengti. Jie sakė, tą kovą dar vieną. Nauja karta, nauja technologija, tik pas mum ir dabar. Ir po to įjungsim dar kitom. Ir šiaip apskritai visi gali naudoti. Bet tai reiškia, jie galėjo įjungti nuo pat pradžių. Lygiai tas pats G-Synkas ir FreeSynkas monitoriuose. O ne, čia tik tais technologiškai galima naudoti. Nu gerai, dabar viską galite naudoti ir jūs. Visi ir FreeSynkus ir G-Synkas. Nu, tai reiškia, jie labai nori pinigus iš visų naujų technologijų. Daugiau negu Epicai. Jo. Gal panašiai. Judant prie tikrai smagių ir gerų naujienų, Cupheadas išleidžiamas Nintendo Switch konsoliai. Ir man atrodo, tai yra nuostabų žaidimų šitai konsoliai. Būtent, sakau, Diablo geriausiai, labiausiai tiko šiai konsoliai ir Cupheadas bus irgi pasaka. Žiauriai gerai. Tikrai tas žaidimas, kuris, jeigu kas nebandė, aš kaip tik dar... Aš ant PC neperėjau, bet ant Switch'o tikrai perėsiu. Aš kažkada dar seniau padėjau savo pusbrolį nusipirkti tą Cupheadą ir aš jums sakau, bet čia žinok Rage'o žaidimas. Nervuosis, sakau, ir taip toliau. Jis sakė, gerai, bet žaisiu. Ir aš susitikau neperseniausiai, jis sako, nu žinok, aš dabar supratau, dėl ko ten koks Rage'o žaidimas. Jis reikalauja daug nervų ir daug kantrybės, nes pastovi miršti ir būna visokiausių nesąmonių. Bet gaila, kad nėra ant PlayStation'o, ne? Ko, Cupheado nėra ant PlayStation'o? O rimtai nėra? Nėra. Ar tikrai? Aš vis tiek nežaičiau, aš tiek neturiu kantrybės tokiam žaidimam. Aš labai greit užsidegu, tai aš... Bet jeigu būtų, tai būtų faina, kad būtų pasirinkimas, ne? Ne kaip Epicai daro šiandien. Norit apie Epicus naujieną, tarp kitko? Gerai, važiuojam. Turim apie Epicus naujieną. Fortnite'as turi 4 milijardo registruotų žaidėjų. O ko, ne? Aš, pavyzdžiui, irgi registruotas žaidėjas žaidžiau gal 20 minučių. Šiaip panašiai, jo, kažkas tokio. Aš manos netgi mačą pilnai neišmaižiu. Gal 5. Tiesiog man nepatiko statybos ir tiek. Man irgi. Nepatiko? Būtent ta man dalis, kuri nepatiko. Man atrodo, jinai per sunkia. Kas suprast. Nes per PlayStation jeigu nepatogu. Fortnite'as per sunkus. Gal galima pakviesti iš žmogų išeiti iš studijos? Ačiū. Galima. Bus išleistas Left 4 Dead įkvėptas žaidimas Back 4 Blood. Iš esmės tai patys kūrėjai, tik šį kartą ne po Valvo sparneliu išleidžia tą žaidimą, tai kas mėgo Left 4 Dead, tai Back 4 Blood iš esmės bus... Čia tas pats. Tas pats, zombiai, kooperatyvas ir panašiai, labai panašus, aišku, ne tas pats, bet labai panašus. Bet nice. Net pavadinimas su to pačiu ketvirtuku. Bet seniai reikėjo tokio kažkokio panašaus game. Jie yra labai faini. Taip, bet labai gerai, kad kūrėjai pabėga nuo savo tų leidėjų ir gali daryti, ką nori. Tau nepatinka, kai būna tas ankaklė. Negrįžkim prie tos temos. Negrįžkim. Dar viena džiugi tema, anonsuotas Call of Duty Mobile žaidimas. Android, iOS visiems, kas tik nori. Bus nemokamas, šią vasarą prasidės beta testavimai, jau galima užsiregistruoti. Iš esmės PvP, Battle Royale, kooperatyvas šiaip gan logiškai, nežinau, logiškas žingsnis, man atrodo, dėl to, kad jau senai sklandė gandai. Įdomu tai, ar bus kitas Call of Duty žaidimas šiais metais.
ar būtent tas naujasis Call of Duty ir bus šitas. Oi, aš labai tikiuosi. Nors gal geriau jiems iš tiesų išleisti tada vienais metais mobile žaidimą. Kuris... Arba mobile neleisti ir tiesiog normalius leisti. Arba tiesiog neleist ir palauk biškį ir tada sugalvot tikrai gerą seriją, kurią išleisti po kelių metų. Realiai Activisionai turi tam skirtą kompaniją, kurią Candy Crush'ą sukūrė, tai jie galėjo tą patį padaryti ir su šito Call of Duty ir kitos studijas nenaudotam. Čia mes spėliojam. Man kažkaip vienodai, nežinau. Dėl mobile žaidimo Call of Duty. Šitoj vietoj pritariu. Kaip ir Antemas, žinai, būna ten kažkur su savo tais dalykais. Division 2, Ubisofto žaidimas, kuris nustebino lyg ir nesivertinimai. Jau visą savaitę žaidžiu. O ne? Nesvarbu, kad Epic Game Store. Ne, jokau, iš tikrųjų Uplay nusipirkau. Okei, iš principo. Taip. Vertinimas 8.1 ir manau gan vertas. Kas durniausia, net kad Ubisofto žaidimas ir jis nėra upgrade'intas, o net upgrade'intas. Nice. Ir gražiau atrodo negu traileriuose ir kokybiškas, nestriginėjantis tenai serverį, nelūžinėja. Bugų yra, bet jie labai greitai taisomi. Viskas labai panašu į pirmą dalį. Kas mėgo pirmą, tai mėgs ir šitą. Ten didelės labai istorijos ir kažkokį ten išmąstymo su užduotim irgi nebus, bet verta išmėginti, kas mėgsta būtent to žanro žaidimus. Man pirma dalis iš tiesų patiko, aš labai noriu iš tiesų išbandyti ir antrą. Nes aš pabandžiau antros dalies beta. Ir aš nežinau, aš nusprendžiau po betos nepirkti to geimo vien dėl to, kad man labai jis pasirodė panašus į pirmą, o man su pirmu buvo didžiausia bėda tai, kad aš buvau labai užsihypinęs, žaidžiau jį pastoviai ir po to nustojau žaisti, nes aš supratau, kad ten tiesiog tas pats per tą patį. Tai čia ar antras irgi tokį dalyką turi ir ne? Ta monotonija tęsiasi į antrą dalį. Tęsiasi visą laiką. Kol kas esu 10 lygio, žinai, kas mane labiausiai dabar domina, kas iš naujo išmoksta priešininkai, nes jie būtent išmoksta ten naujų triukų, jie labai protingi ir tikrai su jais sudėtinga kovot. Ir va tas, o istorija, kad ar užduotis įdomesnės, ne, tu turi kažką paimti, kažką visus iššaudyti ir vėl išeiti. Okay. Lygiai tas pats. Tai jeigu patinka grindit, patik šitas geimas. Būtent. Okay. Čia dar nėra šitos naujienas, bet aš norėjau truputėlį labai trumpai pašnekėti apie Sekiro žaidimą Shadows Die Twice. Jis išeina berods penktadienį? Rytoj? Šiom dienom. Kažkas labai. Nes visur jau parduotuvėse jau tikrai yra. Dark Souls sukūrėjų. Ir atrodo labai kietai. Jūs esate samurajais. Ninja ar samurajais? Samurajais, prašau. Nenoriu užsilipti dar vienos bombos. Ir atrodo žaidimas labai kietai. Dar vienas žaidimas, kur reikės daug reičiant, bet ar verta jį pirkti? Aš negaliu nuspręsti, nėra, man atrodo, demo versijos. Tiesiog norisi sužinot. Aš ir dar pats nepakankamai irgi žiūrėjau, bet visai esu susidomėjęs. Nes tai žaidimas, kur tu gali kaip Just Cause šokinės su to grappling hooku ir dar taškyti ir žaisti stealthy, bet ir to pačiu tu įdomi miršti visą laiką. kombinacija atrodo idėja. Jo, tik sudėtingumas įdomu, nes, pavyzdžiui, Dark Soulsus aš nusipirkęs, bet taip ir niekada neperėjau. Jis man įdomu žais, bet aš jau kai kurių vietų nebesugebu perėti. Man pavyzdžiui, atrodo, kas dažnai būna su Dark Soulsus, jis yra taip pat sunkus, bet taip pat ir nepatogus iš sunkumo pusės. Aš labai tikiuosi, kad gal šitas Sekiro, jis yra labai malonus, patogus valdyti. Ta pusė yra labai gera, bet šiaip yra sunku kovoti. Kad pralaimėsi bent jau dėl savo sugebėjimų stokos, o ne dėl žaidimo patys. Nors, kad jeigu jis bus tipo, geriau kontroliuojamas, labiau tipo, jausis ne taip sunkiai. Tipo, grinai, bet jis atrodo kietai. Ja, štai Devil May Cry irgi labai kietai atrodo ir vertinimai irgi labai geri. Ir sakė, neverta šitą praskipinti, verta išmėginti tikrai. Ir atrodo labai gerai iš grafinės pusės. Dar turim 20 sekundžių, gal norit kažką pasakyti žmonėm? Naujas Duke Nukem žaidimas gal bus. Paksė sakė, gal anonsuos. Taip, Firestormas ir Battlefield naujas traileris šiandien. Nice. Tai tiek, bičiuli, viskas, 10 sekundžių lieka. Paskutinės dalis, ką aš norėjau tik tai jums pasakyti. Neverkit dėl Epic Game Store. Čia yra tiesiog 2 nemokamos programos. Ačiū. Viso. Su jumis žaidimų balsas.